pagauni save stovinčią prie šaldytuvo ir pasiruošęs suvalgyti viską, kas po ranka, stop. Padaryk šitą vieną dalyką prieš pirmą kąsnį. Paimk stiklinę vandens, išgerk ir tada paklaus savęs. Aš noriu valgyti, ar aš tiesiog noriu pailsėti? Dažniausiai mes norime pailsėti. Jei vis tiek nori valgyti, tada paimk būtinai baltymų, tai gali būti varškė, kiaušinis, gabalėlis mėsos, bet dažniausiai tas stop momentas padeda suprasti, kad man reikia ne maisto, man reikia 5 minučių poilsio. Jei vis dėlto prarijai pusę torto, suvalgyk paskui baltymų, nes jie neleis taip aukštai pakilti cukrui, kad neįsijungtų ta pati karuselė. O dar geriau, šaldytuve visada turėk virtų kiaušinių, vištienos krūtinėlę, valgyk baltymus, taip numuši alkio jausmą ir valgysi normalų maistą, o ne angliavandenius, kurie pakelia insulino lygį ir jau po valandos vėl norisi valgyti. Ir tie amerikietiški kalneliai niekad nesibaigia. Sekančiam reilse aš tau papasakosiu apie tai daugiau. Išsisaugok šitą video tam momentui, kai po darbo grįši pavargusi ir norėsi kažką suvalgyti.